Geriausias filmas 2024. Beekeeperis. Vienu iš bičių augintos, mūsų augins bitelės, prižiūrės jas, šers. Jason Statham, pagrindinis bičių ūkininkas ir jis ten namų darbus ūkį darys, ten šerstas bitelis, cukraus neš. Na, žodžiu, apie bičius. Jones Travolta, Jones Cena ir Dua Lipa ir tas aktorius, kur Supermaną vaidina. Vien žodžiu, Argila bus merga, kieta, taškys visiems vyrams subenis, snukius. Tai vien žodžiu, tik skinėlis, kaip ateinis toks. Bob Marlis. Bob Marlis bus muzika. Gal esat girdėję labai gražių tokių dainelių. Tai ir man tai irgi porą dainų tikrai patiko. Films biografinis apie muziką, kaip jis išgarsėjo. Tikrai nusimato vasarį mėnesį neblogas skinėlis toks tikrai. Madame Web. Jie yra čia Spider-Man. Spider-Man kažkokį ten, sakykime, buvau tam Spider-Man'e, ten, kažką ten darydavo. Ten būdavo tokie varatinklius, kažkur ten, gal jie ten įspėdavo tą Spider-Maną, kad čia tu daryk tą į tą. Ir, tik perspėdavo. O čia bus kažkoks blogietis, irgi Spider-Man vaidins, kaip Spider-Maną, bet to mergą norės sutašyti, žodžiu, motriškėlį. Tai bus kažkas panašaus Spider-Man film, bet bus visai kažkoks kitoks films. Marvel kompanijos. Dune. Pirmą kopą žiūrėjau buvo nuobodi, veiksmas buvo ištestas, kad nori padaryti 3 filmus ir iš vis nieko neparodyti, kaip drama kažkaip buvo tas pirmas filmas, tai tikėjimas antram filmui bus daugiau tų veiksmų visokių, ten daugiau tų monsterių visokių, tai gal nebus tik ilgas dar tas filmas kovo mėnesį. Reimas galės žaidžia žaidimuką, PlayStation'o ir dar kažkam. Ten geras turėtų būti kinulis, bet daugiau vaikučiam ir šeimoms žiūrėti filmuką. Kung Fu Panda 4. Kung Fu, kiets spardiai subins, panda visiems bežionėm ir visokiam tigriam, gyvūneliam kitiem daužys. Tikrai čia ir, kaip sakant, biški muštynių films apie kovo mėnesį, apie pandelį. Vaidok medžiotojai antras films, vyro films, nes ir buvo su moterim films, kuris kažkoks buvo labai keistas, o su tais vyras, kažkiek buvo ten to veiksmą, gana neblogs buvo tas pirmas, tikėkime, antras bus dvigubai daugiau, sakykime, veiksmo, visko ir dvigubai įdomiesi, kad būtum, sakykime, King Kongas, buvo Kongas ten, sakykime, tas Kaukulių sala. Paskiau buvo King Kongas prieš Godzilla ir abu kinai buvo tikrai geri, daug efekto, aišku, fantastikas gerbėjams, kam patinka, jei fantastika nepatinka, tai aišku nepatiks. Tai čia bus daugiau, kiek aš mačiau iš anonsą, tai bus daugiau beždžionių, daugiau visokių ten blogiečių ir daugiau veiksmą. Dar daugiau veiksmą, biški tokių dalykėlių, tai nusimato geras kinas, tikrai, su Godzilla ir kitom beždžionėlėm. Fall Guys, veiksmą ten su mašinom, taškys, tep, Ray Gosling vaidins, gegužės 3 filmus. Garfields katinėlis apie katinoką, kur jis ten miegojo, kakojo ir savo tos lazanijais gaudė, tai visai neblogs turėtų būti kinėlis. Furioza, Mad Maxą gal žinot, tai čia grinai bus iš Mad Maxą kažkokį ten filmoks. Ten gal pagrindinis aktorius tik bus mergina, bet pagrindinis vis tas pats bus. Tai nusimato dykumas, veiksmas, mašinų gaudynės, šaudimai, geras kinas nusimato. Beždžionių planetos jau esame 3-4 filmus, nepasakys, kiek esam žiūrėję, bet visi filmai geri buvo. Ir čia dabar bus žmonių kova su beždžionėmis. Ir tikrai tokie įdomiai, ten su tais automatais visokiais. Čia dabar žiūrim gal net ir su šautuvais kovos beždžionės prieš žmonės. Balerina. John Wicką prieš istoriją, ne prieš istoriją, ar ten kažkaip, vien žodžiu. Mergina su šautuvais bėgios, taškys visus. Dar gal, tik nežinau, John Wicks pasirodys, nepasirodys šiam filme. Tas ponas žmogus. Bad Boys 4. Will Smith, Martin Lawrence, policininkai gaudys blogiečius, šaudys gainios su mašinom.
Nu, esam matę pirmą, antrą kiną, trečias buvo gal prieš kažkiek metų visai nesenai padarys, gal prieš 10 metų, nepasakys. Tai veiksmą gaudynių filmas, turėtų būti neblogs, vasarą birželio 14. Inside Out, antras filmas, pirmas jai patiko, tai jau žinot apie ką, čia apie tus visokius Disney Pixar, kaip sakant, gerus filmus padaro. Quiet Place, Day One, bus apie kad blogiečiai kažkokie ten monsteriai, kažkas ten, jei tu kažką ten, sakykime, garsą išleidai, jie ten atbėga, suėda žmonės, tai čia irgi slaptysi žmonės, kažkur norės bėgti iš vienos vietos į kitą vietą. Šiaip pirmi 2 filmai geri buvo, asmeniškai patiko. Deskinable 4. Vien žodžiu, Bjaurusis aš berods, filmas, 4 berods filmas, tai Pixar filmas, atrodo, jie nebus. Pixar studijos tikriausiai bus čia. Tai jo, irgi geri filmai, veiksma, viską, ten blogiuks norės ten sudarotis pimpačkiukus, kaip jie ten, pempiniukai, o kaip jie ten vadinas. Tai jo, animacinis vaikams ir šeimai. Gal esat matę vis ir, sakykime, Viesulas, kaip jis ten vadinas, pirmą filmą prieš kokį 20, gal net 30 metų, tikiuosi. Tai ten buvo mašinas, visokius namus, viską ėjo per save, kaip sakant, taškė viską, tas Viesulas, ten jie bėgiojo žmonės, norėjo kažkaip saugoti gyvūnus, viską. Tai nusimato geras kinukas, tikėkime, jei nebus daug efektų privarę, kaip šiais laikais prikiša. Deadpool 3, visi žinom, kad jis ten blogės gerėts, jis ten nešvankiai kalba ar nešvankiai elgiasi. Tai toks kaip blogiukas, bet gerėtis. Marvel kompanijos, kaip sakant, vienas iš lankomiausių filmų. Borderlands, gal žaidė žaidimą, šaudyklę, tai ten irgi gal su mašinytėm, dar su kažką. Tai nežinau, čia gal Mad Maxą padarys, kažkas panašaus, gal kažką kitaip. Tai vien žodžiu, toks kinėlis turėjo, jie nenukels, kaip visada, kai nukelia, žinai. Alienas, ateivis Romulus, nu, apie kosmose, apie tos ateivius, ir kur iš kiaušinių išsirita ir jėda žmonės. Kreivenas, nu, imigrantas, nori įrodyti, kad ir geriausias pasaulyje medžiotojas. Ir jis ten medžios, tik neaišku, gyvūnus ar žmonės. Vabalus sultis. Ir vaidins iš Adam Šeminėlis, aktorė, rugsėjai. Toks tas filmas, pasakiau, Transformeriai, dėja bus animacinis šiais metais, nu, kitais metais, sakėm, 24 metais, pasakiau. Tai sakykime, gal nebus toks įdomus, bet jei bus palei seną padaryts, tos visos, sakykime, senoviškai, kaip buvo, kaip tai Transformeriai atrodė, kiek aš matau bent jau šitos foto, tai gal bus ir įdomus, bet, na, aišku, daugiau šeimoms ir berniukams gal čia daugiau net tas toks filmas. Jokeris, pirmas filmas buvo biškeistokas, toks durnavotas, bet visai patiko. Tai antrą filmą dar Lady Gaga turėtų vaidinti. Spalio 4 diena. Venomas 3, Spider-Maną, blogietis, jėda žmonės pietums ir kovoja su Spider-Manu ir su kitais blogiečiais. Tomas Hardis vaidins trečiame filme. Nu, šiaip patiko tikrai, pirmi, antri filmai. Gladiatorius 2. Ne Russell Crowe, aišku, tai vaidins antrą Gladiatorių, nes čia buvo prieš 20, prieš 30 metų tas pirma dalis. Aišku, buvo vienas iš geriausių filmų pasaulyje tuo laiku. Ir, sakykime, kažką kitą aktorių pakeis. Ir gal tas pats rašytojas bus. Tas pats, sakykime, režisierius. Tai turėtų būti neblogai. Su naujoviškais tais efektais. Fantastinis filmas, kad nebūtų. Witcher, čia nepasakysiu. Apie Raganėlės tikriausiai filmas. Ir lapkričio 27 dieną. Karate vaikis 2, gal prisimet Will Smithą sūnų ir Jackie Chaną, kai jie ten mokėsi, nu, Jackie Chanas mokino savo tą vaikelį kovų. Ir jis ten kovojo, ėjo turnyrus, tai dabar turėtų būti antra dalis.
Žydų valdovas. Žydų valdovas, tik nepasakysiu trilogija, ar čia bus tik tai vienas filmas. Nepapasakota istorija iš Helmeto Giliojus. Prieš 1000 metų, prieš kažkokį ten tikinčiųjų karą, kad buvo, sakykime, kad buvo toks karalius, Rohanas, ir buvo tokie kraujasiurbių laikai, kur siurbėlis. Žodžiu, filmai Žydų valdovo labai geri, jei fantastika patinka, fantazija, kas ten skaitos. Tai laukiam dar vieną naują filmą, Žydų valdovo. Sonikas 3, sakykime, pirmas, antras filmas tikrai buvo geri. Ten Jims Carrey'is, pagrindinis tas blogietis, ir mėlynas ir dar geltonas kažkoks ten buvo tas. Ir čia dabar bus dar daugiau, sakykime, tų visokių sonikiukų, mažyliukų, blogiečių, geriečių, tai veiksmo viską tikrai nusimato, veiksmo komedija, veiksmo filmiukas geras, gruodžio 20. Gal esame daug, čia buvo prieš kelis metus apie liūtus filmukų, tai dabar dar vienas filmukas apie liūtuką, kuris norės būti šustras liūtukas, kietas kaip savo tėvelis. Į tėvelį norės, sakykime, lygiuotis ir jis ten visų prisidarys visokių dalykų, tėvelis gelbės, žodžiu, jis ten išbėgs kur nors, pabėgs nuo tėvelio ar dar užpuls, žodžiu, šiaip geri filmai patiko, tai laukim dar tų liūtukų, Mufasa, liūtas karaliukas. Dėkui, kad žiūrėt, jei patiko, parašykit komentarą, dar pasakykit, koks jums filmas patiko labiausiai, patiks. Laukit labiausiai, norėjau pasakyti. Tai, jei kas, sakykime, dėkite laiką, gali pasidalinti, jei patiko video, ir to pačiu prenumeruokite, jei patiko, laukite. Taip pat, jei prenumeruosit, galėsit pasižiūrėti kitus ateities video, kur juos įkelsiu, lengviau bus surasti. Dėkuoju, kad žiūrėjote, taip pat parašykite, koks jūsų filmas yra laukiamiausias 24 metais. Dėkui, kad žiūrėjot. Iki kitų.